Sveiki, mėly draugai. Atšylo orai ir gana sėdėti namuose ir daryti laidas. Nusprendžiau truputėlį pasivaikščioti ir pakalbėti aktualiomis temomis. Bet pradžiai noriu parodyti man už nugaros esantį Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namą buvusį, dabar jis yra kaip ir muziejus. Čia yra Palemone, mažytėje Salomėjos Nėries gatvėje, dar kol kas nei muziejus, nei gatvės pavadinimas nepakeisti, nepervadinti. Toj bus gegužės mėnesį, čia ypatingai būna gražu, viskas sužydi ir tikrai kviečiu tiek kauniečius, tiek Kauno svečius apsilankyti tą muziejų ir pavaikščioti po Palemoną. Va, ten man už nugaros, va, dar po to einant toliau ją pačią atsiveria ir Kauno marios matos ir šiaip gražios vietos. Tai tikrai nepatingėkit pasivaikščioti, apsilankyti ir padidinti muziejaus lankomumą. Nes kuo didesnis muziejaus lankomumas, tuo jis gali pagrįsti, kad yra reikalingas. Todėl Salomėjos Nėries muziejų būtinai reikia aplankyti, nebūtinai kasmet, bet kartą per kelis metus, tai tikrai aš bent jau tą padarau. To labiau, kad kainuoja ten 1, 2 ar 3 eurus tas įėjimas, ten tikrai simboliškai. Tai va, bet grįžkime prie tam numatytos temos. Didelė problema su žmonėmis yra tame, kad jie dažnai atsisako pripažinti faktus, kurie jiems tiesiog nepatinka. Ir čia nesvarbu nuo politinių pažiūrų, tiek mūsų pažiūrų žmonės tą daro, tiek ir tos vadinamos žuvytės užzombintos Delfi ir LRT tą patį daro. Čia tokia bendražmogiška savybė ir man jinai kažkiek yra keistoka, nes aš stengiuosi, bent jau stengiuosi, aišku, aš irgi toks pats žmogus kaip visi, bet aš stengiuosi bent jau ieško šaltinių kažkokio pagrindimų, dėl ko bandyti aiškintis, kol vyksta taip, o ne kitaip. Bet kitiems žmonėms, jie tiesiog susiranda lengviausią paaiškinimą, kažkas klastojo, kažkas čia apgavo ir nebando ieškoti priežasčių, kodėl vyksta taip, o ne kitaip. Pavyzdys dabar paimsiu kaip pavyzdį Vengrijos rinkimus, kurie čia neseniai baigėsi sekmadienį, laimėjo Madjaras, nugalėjo Orbaną. Lietuvoje Orbanas yra labai išpopsintas, daug žmonių jį mėgsta, kurie mūsų pažiūrų, kurie ne mūsų pažiūrų, jie nemėgsta to Orbano. Ir abi tos meilės ir neapykanta yra šiek tiek neracionalios, nes ten nei jis ten stebuklingas antisisteminis, nei jis ten kažkoks labai didelis kenkėjas ir prorusiškas, kaip jis yra vaizduojama. Tai yra, vėlgi sukirti tam tikri mitai, dalis žmonių ant tų mitų pakimba. Ir jiems yra užtenka to, uždėta etiketė ir jiems to užtenka. Pradėkime nuo mūsų pažiūrų žmonių ir jų pasiteisinimo, kodėl Orbanas nelaimėjo. Jie iš karto sako, rinkimai buvo suklastoti. Tačiau jie ignoruoja faktą, kad Orbanas 16 metų buvo valdžioje, jis sustatęs ten visus politikus, visą rinkimų sistemą, visą net rinkimų sistemą buvo pakeitę. Tai visada nuo 2010 metų veikusi rinkimų sistema buvo pakeista būtent Orbano, visas apylinkės perprašytos taip, kaip jam patogiau. Ir nieko nuostabaus, kad iš tikrųjų jisai kontroliavo situaciją tiek metų iš eilės. Oras pagerėjęs, daug žmonių išėjo pasivaikščioti su muzikytėm, su linksmybėm. Tai va, žiūrim, grįžtant prie temos, tai jis kontroliavo visą tą vadinamą žiniasklaidą, tą vietinį LRT, vietinius transliatorius, jie kontroliavo teisėsaugą. Tad tas faktas, kad kažkas be Orbano žinios galėjo klastoti rinkimus, net atrodo mažiausiai neįtikėtina ir keistas. Tai tada turi Orbanas įsižiojęs ir kvailys ir per 16 metų jis nesugebėjo sukontroliuoti situaciją. 16 metų ir 4 prieš tai buvusius rinkimus jis laimėdavo, o dabar nelaimėjo, nes kažkas stebuklingai pradėjo klastoti balsus. Tai be abejo to nebuvo ir tai yra nepagrįstas toks kaltinimas kažkam, kad kažkas klastojo ir Orbanas dėl to pralaimėjo. Tuo labiau, kad pats Orbanas, jis pats po rinkimų, dar nesibaigus rinkimus, jis paskambino tam Madjarui, naujai išrinktam tam vadovui Vengrijos, paskambino, pasveikino su pergalė ir po rinkimų nei jokių protestų, nei kažkokių pretenzijų rinkimams Orbanas neturėjo, jis pripažino savo pralaimėjimą, sako, taip, tai yra skaudu, mes eisime į opoziciją ir toliau dirbsime Vengrijos žmonių labui. Viskas. Reiškia, ta tema kaip ir uždaryta ir kažkokios bandyti ten ieškoti didelio sąmokslo ten, kur jo nėra, tai iš esmės yra ganėtinai juokinga ir kvaila. Kitas variantas, tai kad yra užsienio kažkokie pinigai ten ėjo. Vėlgi, teisėsauga buvo suformuota Orbano. Be abejo, aš žinau, kad buvo pradėti tyrimai, taip jie labai gilinosi į rinkiminės ataskaitas, į rinkimų finansavimą. Be abejo, ta Madjaro pusė turėjo pateikti išsames ataskaitas, parodyti, iš kur gavo pinigus, kurios padėjo. Ir nebuvo iškelta jokių ikiteisminių tyrimų. Reiškia, tada finansavimas, jis buvo kaip ir
normos ribose, reiškia viskas buvo gerai, nebuvo už ko užkliūti. Nes aišku, Orbanas gal tikėtina norėjo laimėti, aišku, yra tam tikra sąmokslo teorija, kurią paskleidžiau, kai dariau laidą apie Vengriją. Bet tarkim, žiūrint iš tos natūralios pusės, Orbanas, aišku, siekia laimėti ir jeigu jis rastų kažkokių didelių pažeidimų, be abejo, jos jie paviešintų, panaudotų tai rinkiminėje kovoje, o galbūt netgi kažkaip eliminuotų iš rinkimų tą Madjarą. Bet Orbanas to nepadarė. Reiškia, rinkimai, viskas buvo normos ribose, protestų nėra, tiesiog žmonės pasirinko ne Orbano, pasirinko kitą politinę jėgą. Dabar eikime kitą pusę, kurie atsisako pripažinti ir realybę ir ieško kažkokių nesąmonių ir pasiteisinimų. Visi tie liberastai, visokie slavų Ukrainoje pradėjo iš karto žviegti iš pasitenkinimo, kad Orbanas išmestas, atėjo naujas Madjaras, viskas bus kitaip. Bet jau pirmom dienom, dar netgi rinkimų išvakarėse, tas pats Madjaras sakė, kad jisai neplanuoja atsisakyti nuo dujų ir apskritai išteklių pirkimo iš Rusijos, nes tai yra, Vengrija yra naudinga ir Vengrija nelabai turi kitų pasirinkimų. Ir aš tą informaciją ir tą citatą pertikiu vienam tokiam užkietėjusiam slavų Ukrainą, kuris atėjo pas mane ten ginčytis, jis be abejo sako, kad tai yra feikas. Paėmiau originalų šaltinį, dar kitą šaltinį, tik originalią kalbą daviau, tik ir vertimą atlikau, padaviau, tada jis nieko neatrašė ir dingo ir aš tikriausiai vis tiek galvoju, kad aš ten kažką suklastojau vengrų žiniasklaidą, suklastojau kitas žiniasklaidos priemonės. Tiesiog atsisako pripažinti realybę. Čia man kažkiek primena tą epizodą, kai buvo čia 20 metų kovo mėnuo, tada prasidėjo ta vadinamoji koronos ta krizė ir tada visos šalys vienas iš kitos vogė tas medicininės priemonės, tą dezinfekcinį skystį, veido kaukės ir Kinija elgėsi atvirkščiai, kaip tik Italija, kitas šalis atskraidino lėktuvų su tom medicininiam kaukėm ir tais dezinfekciniais skysčiais. Niekur visoje tai vadinamoj oficioziniai spaudoje apie tai nerašė, aš radau iš italų spaudos, man tokia viena Facebooko draugė parodė, jinai gyveno Italijoje ir išvertė lietuvių kalbą, aš tą informaciją paviešinau, daug buvo ažiotažo tenais kilę. Tačiau kas gavosi su kai kurie žmonės atsisakė priimti realybę, sako, kad tai yra feikas, kad tai yra netikra, kad čia kažkas suklastota ir jų atsakymas, dėl ko tai yra suklastota, nes tai skelbia ne Delfis ir ne LRT. Nesvarbu, kad tai yra kažkoks nurodžių portalas, ten normalus vidutinio dydžio Italijos kažkoks ten naujienų portaliukas. Kitur po to vėliau atsirado, kinų taip pačioje žiniasklaidos atsirado irgi. Bet jis atsisakė pripažinti faktų, nes to neskelbė LRT ir Delfi, tai reiškia, kad tu čia nesąmonę sakai, reiškia, to nėra. Tai žmonės, jeigu jiems nepatinka faktas, o faktas nepatiko todėl, kad komunistinė Kinija vietoj to, kad kenktų kapitalistiniams vakarams, jie siunčia jiems pagalbą medicininę, tas kaukės, tos dezinfekcinį skystį, o ES ir NATO šalis, kapitalistinės šalis, vienas iš kito vogė atsargas, vogė užsakymus, buvo toks epizodas, 20 metų pradžioje, kas atsimena tikriausiai. Ir tai nepatiko tam tikrų pažiūrų žmonėms, nes tai vėlgi netitinka jų, taip bendrai tariant, naratyvą, tą bendrą vaizdą jų galvoj suformuotą. Ir dėja, dauguma žmonių taip elgėsi, nesvarbu, kokių jie tam pažiūrų būtų, jiems reikia, kad informacija būtų jų suvokimo ribose. Jeigu jinai bent kažkiek iškrenta iš kažkokio jo nupiešto baltai juodo paveikslėlio, jiems pasidaro labai sunku, jie pyksta ir jie netgi pyksta ant tų žmonių, kuriems duoda šaltinius, duoda įrodymus, kad yra kiek kitaip, tada jie pyksta netgi, kad tu čia šneki ir kas tu čia nieko nesupranti, tu kažką žvelg giliau, tipo, nors po to praeina koks, aišku, savaitė mėnuo ir po to paaiškėja vis dėlto, kad buvo taip, kaip buvo, o ne taip, kaip norėjo vienas ar kitas žmogus. Tokia yra bendra padėtis su žmonių mąstymu ir tai mane čia savotiškai ganėtinai ir liūdina, ir gazdina, bet galbūt tai ir yra vadinamoji ta žmogiškoji prigimtis, kad ir kaip aš labai nemėgčiau šito išsireiškimo. Ir štai dabar su tuo Madjaru irgi eina tokias kalbos, jau pažiūrėkit, jisai prieštaravo stojimui Ukrainos į Europos Sąjungą, jisai prieštaravo ginkluotės siuntimui į Ukrainą. Ir jisai, jau pasirodo jau ne toks ir liberalus, pasirodo jis ir antimigracinės politikos laikosi. Taip, jisai greičiausiai gal nuims tą Vengrijos veto, kad į Ukrainą galėtų keliauti tie 90 milijardų eurų paskola, bet dėl vienos paprastos priežasties. Jis mainais atgaus ten užšaldytus europinės tas paramos pinigus iš ES ir jie
tiek jie, tiek Vengrija, tiek Čekija, tiek ir Slovakija yra įsidėrėję, kad jie nedalyvauja. Tai yra, jų vardų nesiskolinami tie pinigai. Bus skolinamis iš kitų likusių 24 ES valstybių, tarp jų ir Lietuvos. Tai reiškia, Vengrijai, jeigu į mainais atgauna tos pinigus, kurie turėjo būti skirti, bet buvo šaldyti dėl to, kad jie vykdė per daug savarankišką politiką, ir jeigu Madiaras tos pinigus atgaus ir panaudos savo vietiniam reikmėm, kusim skirtumas, kad tas 90 milijardų iškeliaus į Ukrainą. Sakau, nukariaukit kaip bepročiai, bet kai Vengrija tai nieko nekainuos. Jis, aišku, dabar maivysis, jis dėrėsis, tai naudos kaip dėrybinį objektą, dar jis plus bando, kad atgautų tuos europinius pinigus. Jisai ne tik kaip dėrybų objektą naudotas 90 milijardų eurų galimybę, kad Vengrija nuims ant tą sustabdymą, bet jis dar reikalaut bando, kad jie turėtų visišką savarankiškumą migracijos politikoje, nes šalis, kurios nepriima savo šalį tam tikras imigrantų kvotas, kiekvieną dieną turi mokėti po 1 milijoną eurų. Ir Vengrija yra jau kažkur tai skolinga 900 milijonų eurų. Tai įsivaizduoja, tai pakankamai didelė pinigų suma. Tai Madiaras dabar, suvaidinęs ir pamaloninęs visus liberastus, jis dabar tiesiog eina į elementarias dėrybas. Jis lieka prie to, kad pirs išteklius iš tos pačios Rusijos, jie ten toliau statys atominę energetiką, jie bando kažkiek persidėrėti ir kažkokius, mokėti mažesnius kaštus, atgauti europinius pinigus. Tai mano versija yra tokia, aišku, čia viskas dar gali keisti, galbūt ten pasikeis vaizdelis, gal tas Madiaras vis dėlto bus perlaužtas, bet kol kas, ką aš sakau, matydamas iš visos bendros informacijos, taip man toks atrodo, kad Madiaras yra atjauninta Orbano 2.0 versija, tik tiesiog lankstesnis, tiesiog gudresnis galbūt čia vietomis ir bandantis išlaviruoti ir išpešti savo šalį daugiau naudos. Vėlgi, viską parodys laikas, čia aišku yra tik tai prognozės, bet aš remiuosi tuo, ką aš dabar matau iš tų vietinių pareiškimų, iš vietinės surinktos informacijos, kurią gaunu viešoje erdvėje. Dar viena tokia įdomi žinutė pasirodė, kad Madiaras nurodė, kad tai yra tos vietinės Vengrijos LRT, nustotų daryti informacinės naujienų laidas, tipo bus sustabdomas jų vietinis nacionalinis transliuotas, kad negalėtų daryti kažkokių informacinių laidų naujienų, kaip vietinių panoramų. Ir labai keista tyla iš visų tų kultūrininkų, jie žviegia, kad Lietuvoje šalin rankas nuo nacionalinio transliuotojo, tačiau nieko nesako apie Vengrijos nacionalinį transliuotoją. Įdomu, kodėl, ne? Jie šiaip kritikavo Vengriją, Orbaninę, dabar džiaugiasi naują Madiaro Vengriją, sako, kad bus dabar daug laisvės, daug demokratijos, o naujas atėjęs premjeras Vengrijos, Madiaras, tipo demokratas, jis kažkaip tai bando cenzūruoti jų vietinį nacionalinį transliuotoją, tačiau jie problemos nemato. Kodėl jie problemos nemato? Nes jie tikisi, kad jis padarys reikiamas reformas, taip cenzūruos nepatinkančius, bet įgalins jiems tinkančius. Tai vėlgi rodo, kokie apsimestiniai tie protestai dėl tos vadinamos nacionalinio transliuotojų laisvių. Tos laisvės jiems yra reikalingos tik tada, kai jiems yra jos naudingos. Jeigu tos laisvės kažkokias ne pagal jų politinės pažiūros įsivaizdavimus, tada jiems tų laisvių nereikia, reikia tada įvesti kiek įmanoma didesnę cenzūrą. Vėlgi tai rodo iš tikrųjų, kai tos balta, juoda vaizdelio matymas, kai man gerai, tai viskas gerai, jeigu man kažkas nepatinka, ne pagal mane, tai tada viskas yra blogai ir tada ignoruokim visus faktus, visus argumentus. Tai yra toks vėlgi balta, juoda vaizdelis, dėja, kurio serga didžioji dalis tiek Lietuvos, tiek ir pasaulio gyventojų. Tiek draugai noriu pašnekėti, ir šitoje vietoje rašysiu dar vieną atskirą laidą, tik jau visiškai kitokią temą. Ačiū, kad klausėte, spaudžiat patinka, nepamirškit paskirti 1,2% nuo gyventojų pajamų mūsų viešai įstaigai. Iki.